sveiki susirinkę Alytaus seniūnijos bendruomenių atstovai. Pralenkė, praūžė bendruomenės Alytaus seniūnijos labai gražios, labai įspūdingos šventės. Bet mes vis su seniūnu, žinokit, kažkaip tokie neramių širdžių žmonės. Ir mes jau, nežinau, virš turbūt kokia seniūnėlė, kokia 11 šventė, ar ne? Gal net 13, net pametėm ir skaičių. Ir vis mes susimastom, ir vis mes galvojam ir klausiam jūsų, ar jūs nieko prieš, ir jūs būnat nieko prieš. Ir suvažiuojat, kas kur gali, kas negali, bet vis tiek visada ta šventė vyksta. Na, žinot, kai daug žmonių, aišku, ir vieningos nuomonės gali, kaip sakyti, nebūti, gal kartais kažkam kitaip atrodo, suprantat, bet visur yra susitarimas. Jūs sakot, mes klausom, mes sakom, jūs klausom ir šiandien ta šventė yra. Aš labai džiaugiuosi, kad mes ne vieni, kad mes ne vien tik tai, ar neseniai, ne vien tik Luksnėnai, kad suvažiavo tiek daug, matau, stalai nukrauti, klausykitės jau kokius tik nebuvo tų švenčių. Ir įvairiausių, ir su rankdarbiais, ir be rankdarbių, ir stalai per visą, kaip pas Vokietijoje, per visą salę, ir ten paskui nei šokt nebūna ko. Tai va šiais metais pagalvojom, būsim, padainuosim, palingusim, o paskui jau prieš adventą, kaip sakyti, ir atsigausim visi, ar ne? Taigi, mėlėjai, dabar noriu dar labai irgi pasidžiaugti, kad į mūsų šitą šventę atvyko mus visus mūsų išrinktas, mus atstovaujantis Seime, Seimo narys Raimundas Markauskas. Tai žodis, prašom. Labas vakaras. Džiaugiuosi, kad galiu kreiptis į jūs, kad pakviestas jūsų šventę. Noriu jums visiems palinkėti, kad ir kitais metais taip šypsotųties, būtų sveiki ir vėl susirinktų. Pas lietuvius būdavo toks posakis, jis aišku dabar egzistuoja ir tos tradicijos tęsiasi. Po visų rudens darbų sakydavo, užeik, duonos turiu, atsineš gerą nuotaiką, pakalbėsim, pasidalinsim patirtim. Šiandien jūs tikrai turit duonos, linkiu, kad ir kitais metais turėtų nuotaiką, turit gerą. Tai noriu palinkėti, kad šitas vakaras jums būtų mielas. Tai be abejo artėja šventos kalėdos, kad jūsų šeimose būtų tik meilė, tik susikalbėjimas, tik susipratimas ir kad visi kiti metai 14 būtų laimingi. Ačiū. Ir noriu aš irgi prie jūsų stalų prisidėti, su šita kojinė, tegu ji nedidelė, noriu, kad visi pasivaišintų ten, kas jau yra. Aišku, ačiū labai, visi ragausim čia veisliniai saldainiai iš Seimo. Dar labai džiaugiuosi, kad mūsų šventėje dalyvauja ir su savo bendruomenė, mūsų rajono tarybos sekretorius Simas Savickas. Taip pat aš matau kažkur, kur čia turėtų būti mūsų mero patarėjas. Va, Vytautas Mikelionis, taip, prašom. Kaip visada, mūsų renginiuose dalyvauja su gera nuotaika mūsų Simno kultūros centro direktorius Vytautas Pavilonis. Na ir vis tiek gal šventinį
paskutinį žodį tars mūsų seniūnas, kadangi senelių už užvirėt šitą košę, suprantate, visada mane intrenkėt į tokius dalykus, tai jau dabar pasakykite, ar atidarysit šitą šventę, ar ne. Laukiam seniūno žodį. Labą vakarą. Šaunioji Alytaus seniūnija. Aš daugiau neturiu ką pasakyti. Malonu matyti jūs čia besišypstančius ir dar labiau gražu pamatyti, kad visi taip gražiai, energingai susirinkom ir aš manyčiau jau gal 12 ar 13 kartą. Ir vat kaip mes prieš tas visas vadinamas šventes su Irutė susėdam ir pradam kalbėti, o gal nereikia, gal žmonės pavargo. Nežinot, nuvažiuom į vietas, pasišnekam su seniūnaičiais, pasišnekam su bendruomenės pirmininkams. Pas vienus, reiškia, dega noras, sakysi. Nu, kiti matom jau, kad lyg ir pavargę, gal, sakom, padarom pertrauką, gal ką ne. Nu, grįžtam, pasitariam ir vėl tada sakom, nu, gal dar rizikuojam, gal vėl susirinks. Ačiū Dievui, viskas gerai. O dar pasižiūrėjus į šitus stalus, nu, tai man visai jau žinot, reiškia, nu, reiškia, mūsų seniūnija tikrai gyvena neblogai. Ir aplamai, ir jaunimas geras. Pasižiūrėkim, reiškia, į mūsų seniūnijos sporto renginius. Nežinau, aš nenoriu girtis, bet daug Dieve tiek susirenka jaunimo, tvirto jaunimo, ne kažkokie ten iš vidurinių mokyklų vaikeliai, bet tvirto jaunimo, kuris dirba, o po darbo sportuoja. Ir kaip jie rungiasi futbolo sporto šakoje, krepšinyje, virvę traukia ir kiek jų čia susirenka. Visi luksnėnai kilnojasi. Reiškia, žmonės bunda, žmonės gyvena ne vien tik tais, reiškia, ta kasdienybė, ta nudienybė. Reiškia, man džiugu širdyje, kad šitaip yra. Ir va po tokių suėjimų dar linksmiau darosi. Visus sveikinu čia atvykusius ir norėčiau, kad jūs praneštumėte ir į vietas. Čia tik mūsų maža kruopelytė susirinkus. Į vietas, kad seniūnija gyva, kad reiškia, žmonės žinotų, kad šitie renginiai ir jie galėtų atvažiuoti čia, ir jie galėtų būti. Bet gerai yra, kad mes čia esame. Visiems geros noriu palinkėti nuotaikos, gero pasibuvimo. Ačiū. O Irenai gražiai pradės vakarą. Gaspadorius pasakė savo žodį, reiškia šventę galim drąsiai pradėti ir jūs visus pasveikins porą dainelių padainuos Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos meno studijas su Vingis vadovas Juozas Abramavičius.
Mūsų mielą seniūną, kuris pagal sąrašą, reiškia sudarytą pagal jūsų, mėly pirmininkai ir seniūnijos siūlymus, apdovanos padėkos raštais nusipelniusius seniūnijai rajonui. Pirmiausiai apdovanotus visus ateikite Gintautas ir Lina. Mes tiesiog negalim net padainuoti tos dainos, kuri tikrai mums labai žinoma ir visi dainuosime kartu. Prisimeni vasarą žalią ir tą pievą laukinių gėlių ir tą kelią per pievą nuvyktą nuo mano ir tavo namų. Parašyk
Komisija turėtų būti išrinkta kokia nors komisija, kuri ne kokia nors, o labai atsakingų žmonių ir kurie neturėtų būti susiję su stalo puošimu. Tai čia atsakingų daug, bet kad su stalo puošimu, tai žinokit mažiau. Todėl aš pirmiausiai norėsiu paskelbti komisiją. Manau, kad jūs nieko būsit prieš, jeigu mes taip komisijos pirmininku paskirtum nuo pirmininko, kai visada pirmiausiai būna direktorius, paskui priimam visus kitus. Taigi, pirmininku paskirtume poną Vytautą Mikelioną. Aišku, komisijos nariai, tai būtų labai gražu, kad būtų pats seniūnas. Mes jo stalo nevertinsim vis tiek, jisai čia jau jo bendras.